Sveiki, mano mėly mokiniai. Labai džiaugiuosi, jeigu kažkas iš jūsų žiūrit šitą vaizdo įrašą, nes labai noriu, kad mokytumėtės ir prisimintumėte, kas yra trupmenos ir mišrieji skaičiai. Tai keliaukime ir pradėkime savo kelionę nuo to, prisimindami, kas yra skaitiklis ir vardiklis. Tai trupmenos viršutinė dalis vadinama skaitikliu, o apatinė dalis vadinama vardikliu. Kaip mano penktokės mane išmokė, kad geriau atsiminti, kur yra skaitiklis ir vardiklis, galime pagal tai, kad viršuje yra saulė, taip, danguje, o apačioje yra vanduo, tarkim vandenynas. Ir skaitiklis prasideda S raide kaip ir saulė, vardiklis prasideda V raide kaip ir vanduo. Taip, šitą tikriausiai jau žinote iš mano pamokų. Pradėkime nuo to, kas yra netaisyklinga ir taisyklinga trupmena. Tai AB toji yra mūsų trupmena, A yra skaitiklis, B yra vardiklis. Tai jeigu mūsų skaitiklis yra didesnis už vardiklį, reiškia mūsų trupmena yra netaisyklingoji. Jeigu skaitiklis yra lygus vardikliui, trupmena taip pat yra netaisyklingoji. Jeigu skaitiklis yra mažesnis už vardiklį, tai trupmena vadinama taisyklingai. Noriu priminti, kad jeigu mūsų ir skaitiklis ir vardiklis yra tas pats skaičius, tai mūsų trupmena visada bus lygiai viena. Ar tai bus 2 antrosios, 5 penktosios, 10 dešimtųjų, 22 22, bet kokį skaičių padalinus iš to paties skaičiaus visada gausime vienetą, o mes žinome, kad mūsų trupmenos brūkšnys yra it dalybos ženklas. Keliaukime toliau. Kaip netaisyklingąją trupmeną pasiversti į mišrųjį skaičių. Tai turime netaisyklingąją trupmeną 27/12. Pasinaudojame dalybos kampus schema. Taip, 27 dalinam iš 12. Į 27 telpa lygiai 2 pilni dvyliktukai. Tai reiškia, čia rašysime 2, o padauginę 12 iš 2 gausime 24, atimam iš 27 24, gauname liekaną 3. Tai mūsų vardiklis bus tas skaičius, iš kurio dalinam, taip, to, kurio ieškom kiek telpa, tiek, kiek jo telpa yra sveikoji dalis, o tai, kas lieka, yra skaitiklis. Iš esmės mūsų vardiklis nepasikeičia, tai 12 lieka vis dar vardiklyje. Tai žiūrim, gaunam 2 sveikus, 3 dvyliktąsias. Matom, kad 3 ir 12 turi bendrą daliklį. Tai vis dar yra prastinama trupmena. Tai mes tą trupmeną suprastinam iš 3. Apie tai dar kalbėsiu vėliau. Taip, dalinam skaitiklį iš 3 ir vardiklį dalinam iš 3 ir gaunam 1/4. Tai galutinė mūsų suprastinta trupmena yra 2 sveiki, 1/4. Keliaujame toliau pasižiūrėti, kaip mišrųjį skaičių verčiam į netaisyklingąją trupmeną. Tai turim trupmeną 4 sveikus, 3 penktąsias. Tai mūsų formulė yra tokia, kad vardiklis vis dar išlieka toks pats, tai yra 5, o skaitiklį mes gauname naują, daugindami sveikąjį skaičių iš vardiklio ir pridėdami skaitiklį. Tai dauginam sveikąjį 4 su vardikliu 5, pridedam skaitiklį 3 ir gauname 23 penktąsias. Pagrindinė paprastosios trupmenos savybė byloja, kad jeigu mes savo trupmeną pertvarkysim, tai yra išplėsim arba įprasinsim tuo pačiu skaičiumi, vardiklį ir skaitiklį padauginsim arba padalinsim iš to paties skaičiaus, gausime tokią trupmeną, kurios prasmė yra tokia pati. Tai pažiūrėkime. Trupmenos plėtimas reiškia, kad mes ir skaitiklį, ir vardiklį dauginam iš to paties skaičiaus. Bendrinė formulė yra ši. Pasižiūrėkime pavyzdį. Turim 2/3. Plečiam trupmeną iš 5, tai reiškia mes ir skaitiklį, ir vardiklį padauginam iš 5. 2x5 gausim 10, 3x5 gausim 15. Reiškia 2/3 yra lygiai tas pats, kas 10/15. Nepasikeičia jos prasmė. Toliau trupmeną prasinam, tai pertvarkom prasindami. Tai reiškia, kad mes dalinam skaitiklį ir vardiklį iš to paties skaičiaus. 9 ir 27 turi bendrą daliklį, taip? Ir 9 gali būti 3, bet dažniausiai, jeigu prasinam, tai prasinam iš kuo didesnio. Taip, tai dabar prasinam 9 dalinti 9 ir 27 dalinti 9. Ir gaunam trupmeną 1/3. 9/27 yra lygiai tas pats, kas 1/3. Dabar
1/3 yra nesuprastinama trupmena. Pateikiu jums daugiau nesuprastinamų trupmenų pavyzdžių, tai yra 2/3, 7/10, 25/9. Kodėl jos yra nesuprastinamos? Todėl, nes skaitiklis ir vardiklis neturi jokių bendrų daliklių be vienetų. Kodėl netenka vienetas? Nes jeigu mes skaičių padalinam iš vieneto, jis toks pats išlieka, taip? 2 dalinti 1 yra 2, 7 dalinti 1 yra 7. Tai jeigu neturi nei skaitiklis, nei vardiklis tokio pat daliklio, tai reiškia trupmena yra nesuprastinama. Tai 10/15 tikrai dar prastinasi, o 1/3 jau tikrai nebesiprastina. Trupmenų sudėtis ir atimtis. Neminiu čia trupmenų sudėties ir atimties, kai turim bendrą daliklį, tiesiog iš karto prie bendravardiklinimo pereinu, kadangi tikrai visada prieinam prie trupmenų su vienodais vardikliais. Taip, tai žiūrėkime. Turime trupmeną su skirtingais vardikliais, reiškia dauginam kiekvieną trupmeną iš šios vardiklio arba ieškom MBK, kaip prieš tai ir darėme. Taip, tai žiūrėkime. Turime 2/3 ir 1/4. Tai 2/3 plečiam iš 4, 1/4 plečiam iš 3. Gaunam 8/12 plus 3/12 ir tai bus lygu 11/12. Toliau 2/3 minus 1/4. Tai mes jau suradom šitų trupmenų reikšmes, tiesiog atimam, gaunam 5/12. Primenu, kad sudėtyje ir atimtyje mes trupmenų vardiklį paliekam tokį patį, o skaitiklius atitinkamai sudedam arba atimam. Jokiu būdu vardiklių nesudedam ir jokiu būdu nesudedam būtent šitoje vietoje. Taip, pirmas žingsnis yra trupmenas bendravardiklinti. Trupmenų daugyba ir dalyba. Tai turime bendrinę formulę, primenu, kad mūsų daugyba yra tokia, kad mes sudauginam skaitiklius ir sudauginam vardiklius atskirai. Tai turime pavyzdį 2/3 kart 5/7. Dauginam skaitiklius 2 kart 5, gaunam 10, dauginam vardiklius, gaunam 3 kart 7 ir 21. Tačiau mes turime tokį niuansą, kad 2/5 kart 15/18 galime prastinti. Taip, aš jau jums sakiau, kad prastinam kuo anksčiau ir kiek galima daugiau. Mes prastinti galim bet kurį skaitiklį su bet kuriuo vardikliu. Ne skaitiklius, ne vardiklius, bet kurį skaitiklį su bet kuriuo vardikliu. Tai žiūrėkime. 2 prastinasi su 18. Taip, ir 2 ir 18 galima padalinti iš 2. Ir 5 su 15. Ir 5 ir 15 galima padalinti iš 5. Tai dalinam, žiūrim. 2 dalinti 2 gaunam 1, 18 dalinti 2 gaunam 9. 15 dalinti 5 gaunam 3, 5 dalinti 5 gaunam 1. Ir mūsų atsakymas galiausiai bus skaitiklyje. 1 kart 3 gaunam 3, vardiklyje 1 kart 9 gaunam 9. Ir prasinam, iki kol nesiprasina, atsakymas bus 1/3. Toliau keliaukime į dalybą. Tai turime dalybos formulę tokią, kad jeigu trupmenos dalinasi, tai reiškia, mums reikia keisti į daugybą. Į daugybą keičiam antrą trupmeną apversdami aukštyn kojom. Taip? Tai dabar žiūrėkime. Jeigu pirmiausia skaitiklį turėjom 5, dabar 5 yra vardiklyje. Taip? Tik nepamirštam pakeisti ir daugybos. Taip? Jeigu čia yra dalyba, čia tampa daugyba, o trupmena apsiverčia aukštyn kojom. Tai vėlgi. Ir atliekam veiksmus kaip ir daugyboje. 2 kart 7 gaunam 14, 3 kart 5 gaunam 15. Tačiau vėl mūsų šioks toks niuansas su prastinimu. Dabar žiūrėkit. Pirmiausia, mes neprastinam, o apverčiam trupmeną aukštyn kojom. Taip, aš jau čia suprastinau dėja, bet apverčiam trupmeną. 3/8 kart 20 21 ir
tik kai čia tampa daugybė, prasinam tik tada. Tai 3 prasinasi su 21 iš 3, 3 iš 3 bus 1, 21 iš 3 bus 7 ir 8 prasinasi su 20 iš 4. 20 iš 4 bus 5 ir 8 iš 4 bus 2. Mūsų atsakymas yra skaitiklyje 1 kart 5 bus 5, vardiklyje 2 kart 7 bus 14. Mišriųjų skaičių sudėtis ir atimtis. Tai yra beprotiškai daug būdų, kaip tai išspręsti ir jūs galite spręsti taip, kaip jums patogiausia. Tačiau aš rekomenduoju jums spręsti šitus uždavinius štai taip. Pirmiausia, sudėti sveikus skaičius, tik tada sudėti trupmenas. Tai kaip aš darau, sudedu 1 su 2, tada 1 ketvirtąją su 1 antrąją. Dabar aš galėčiau šitas trupmenas dauginti vieną iš kitos vardiklio, tačiau aš matau, kad mano 2 gali pavirsti į 4. Todėl man visiškai neverta atlikti papildomų veiksmų, aš tiesiog šitą trupmeną plečiu iš 2. Šitą labai patariu atsiminti ypač šeštokams, nes šitoj vietoje labai visi ne tai, kad klystat, bet apsikraunat nereikalingais veiksmais. Tai atsiminkit, kad jeigu jūsų trupmenos vardiklis gali pavirsti kitos trupmenos vardiklių, tai taip ir darykit, o nedauginkit abi trupmenas iš kažkokio tai skaičiaus. Pasižiūrėkit, galbūt vienos trupmenos vardiklis yra kitos trupmenos vardiklio kartotinis. Mąstykime logiškai. Taip, nu tai gaunam 1 plus 2, gausim 3, bendra vardiklinam gaunam 3 ketvirtasis. 3 sveiki, 3 ketvirtosios. Toliau, su atimtim yra iš viso labai daug ir jūsų sprendžiat skirtingais būdais, tačiau aš priminsiu, kad sprendžiant pirmu būdu labai yra didelė rizika suklysti, jeigu jūsų pirmoji trupmena yra mažesnė už antrojo skaičiaus trupmeną. Tai jūs galite gauti net neigiamus skaičius, todėl aš nelabai rekomenduoju spręsti šitų pirmų būdų, tačiau vis tiek jį peržvelgsime, kadangi šitos trupmenos taip papuolė, kad atitinka viskas gerai, tai žiūrėkime, taip kaip sudėjom. Pirmiausia sveikieji skaičiai, tada trupmenos. 4 minus 1 gaunam 3, tada trupmenas bendrą vardiklinam ir gaunam 1/14. Tai jeigu netyčia būtų gavęsi, kad mūsų pirmoji trupmena būtų 9/14, o antra 10/14, mes jau gautumėm minusą ir tada jau nebežinotumėm, kaip elgtis. Tai pereikime prie antrojo būdo, kaip būtų visai patogu spręsti, tai kad mes pirmiausia atimam antros trupmenos sveikai skaičių iš pirmos trupmenos, taip? Tiesiog atimam 4, iš 4 atimam 1, tai žiūrėkit, lieka tik 3. Tai 3 sveiki 5/7 minus 9/14 ir ką mes darom? Viską verčiamės į netaisyklingąją trupmeną. Na ir paprasčiausiai su bendra vardiklinam ir atimam, taip? Atimam, tada pasiverčiam į mišrųjį skaičių. Galiausiai noriu jums patarti, kaip mokytis. Ieškoti informacijos vadovėlyje ir internete, būtinai praktikuotis, dirbant ir klasėje, ir namuose, darant klasės ir namų darbus, turėti formulės atskirame lape, tai mes esam pasidarę formulynus su kai kuriais, galite ir patys susirašyti ar rašyti į atskirą sąsiuvinį, dirbti bendradarbiaujant su draugais, tai visada pirmiausia klausti draugų pagalbos ir jiems padėti, tikėti savo jėgomis, nes nėra nieko neįmanoma. Taip, visada jums primenu, kad tikrai nėra nieko neįmanoma, o jeigu atrodo, kad neįmanoma, tai reikia tik truputį labiau pasistengti. Na, ir galų gale, sėkmės!